BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sakykime, tai dalinuosi gan liūdna žinutė, mūsų geras patronas Emilis, kuris davė mums ne vieną, ne du gerus automobilius, pranešė šiandien, kad jo patėvio namai visiškai sudegė viskas, visi daiktai, namai buvo nedrausti ir jų patėvio dukra, ta Karolina, Aukok LT platformai crowdfundingą sukūrė aukojimui. Ir pasitikėkite jūs, keliais eurais, nebūkite bijingi, nepalikite žmonių nelaimiai, gerumas beveik nieko nekainuoja. Ačiū jums už palaikymą, linkas bus komentare užpintas. Ačiū jums, kintai. BMW chuligankė BMW E30 1988 metų modelis. Visų gražumų šiandien nedažytas, neįtvarkytas, nieko toks, koks gimė. BMW chuligankė tai yra ypatinga dalis BMW istorijoje, nes visi greičiausiai pradėjote savo meilę BMW nuo BMW chuligankės, galbūt nuo BMW krekždės, bet jų buvo vienu momentu pilna mieste, pilni rajonai, visi su jom važinėjo, visi žinojo, kad pigiai gali įsigyti šrotą detalių ir gavas dabar taip, kad jų arba nėra, arba liko jos tik kolekcionierių rankose. Kaip jūs matėte, čia yra tiesiog BMK, pilka spalva, nėra jinai labai simpatiška, jinai pats kėbulas simpatiškas, bet pati jinai vietomis padaužta, vietomis patrinta, rūdis yra durelės, bet galbūt jinai bus ateityje tvarkoma, galbūt ir ne, bet jinai yra tokia, kokia jinai yra, jinai nesuvaidinta, jinai nėra instagraminė. Man jinai labai patinka, tai yra ikoniška, kvadratinė BMW, kuri dar negali lygiuotis savo luxury salonais, kurie yra dabar, bet jinai kažką turi. Spoileris viską pasako, kad tai yra greita tačkė. Iš tikrųjų, čia nėra greitas modelis, 1.8 variklis. Beje, 88 metais 1.8 variklis buvo vienas iš moderniausių BMW linijai. Visi kiti varikliai kaip M3 chuligankiai nebuvo toks modernus kaip šitas būtent 1.8. Pažiūrim kaip su bagažniku. Bagažnikas, blėt, pas mus nahui su kliučkiais nahui atsidaro jaučiu. Atsidarom bagažniką. Nu, blėt, ar tilpčiau. Oi, aš skoloju, tu atiduosiu pinigą. Aš atiduosiu 5 eurus už kebabą. Hui, tu atiduosi. Nu, blėt, dalimis įtilptų. Gražios lempos, traktorinės, paprastas duslintuvėlis, pagyvenęs automobilis. Va, jūsų Shadowline, dar nebuvo jokių Shadowline, blėt, tiesiog plastiko gabalai, kad apsaugoti duris nuo sužlojimo, bet vis tiek nesugebėjo apsaugoti. Salonė, babiškos čicholai tigriniai, blėt, kas gali būti gražiau? Anot legendos, iš to automobilių važinėjo babiška. Man įdomu, kaip jinai važinėjo ir kur jinai važinėjo. Jinai driftina gal, blėt, bet čia važinėjo babiška. Automobilis techniškai turi keletą trūkumų ir vienas iš jų, kuris nedavė man ramybės naktį miegant prieš tas daivą, man buvo pasakyta, kad nedirba tachometras, nu čia vienas ir nedirba pečiukas. Viduj ahuienas salonas, viskas integruota į vairuotoją. Iš vidaus atsisėdė tai jausmas kaip, aš nežinau, kaip grįžus į praeitį, bet toks malonus jausmas. Žinot, kaip kurie gyvena 90-uose, bet čia ne tas jausmas, čia tas jausmas kaip tipo realiai kaifas būna. Nu ir aišku, diskai, kalpokai, Audi fanai šiandien, galvoju, čia tokį blėdį variantą paėmė. Supranti, BMW-stam nereikia vaidinti. Mes esam tokie, kokie mes esam. Kažkas yra Marozas, kažkas yra fizikos mokslų daktaras, bet visi mėgsta BMW. Duosim patarimą, vis laik perkant savo svajonę automobilį, reikia dvigubai, trigubai pasitikrinti prieš perkant. Pasitikrinkite istoriją, pasitikrinkite, ar automobilis nebuvo vogtas, ar automobilis turi tikrą ridą. Ir mums pasitikrinti labai padeda carvertical.com. Kiekvienas per šventės nori savo pasidaryti gerą dovaną. Geriausia dovana yra mūsų žiūrovai naujas automobilis. Ir dabar yra ypatingas carvertical.com pasiūlymas Black Friday. Nuo 22 lapkričio iki 29 su nuolaidos kodu BF gaunate net 30% nuolaidą. Svarbiausia yra sielos ramybė perkant naują automobilį. Ir carvertical.com jums padės su tuo susitvarkyti. Atsivertus, tarkim, mums rūpimą skelbimą, Volkswagen Golf įvedus rėmo numerį, matome automobilį, matome, koks buvo smūgis. Pakankamai nemažas smūgis, bet įmanoma susigyventi, buvo viskas vėliau sutvarkyta. Ir matome, transporto priemonė buvo jau parduodama Lietuvoje, rida neatsukta. Apačioje transporto priemonė 17 metais pagaminta, buvo žala, tam JAV padaryta. Vėliau buvo parduodama, atvyko į Lietuvą, nepraėjo technikinės, atlikta technikinė, vėliau buvo parduodama, vėliau vėl buvo parduodama ir kažkaip
ta transporto priemonė ilgai buvo parduodama ir klausimas, ar buvo kokybiškai remontas padarytas. Jau galite, kaip sakant, kabintis už tokių kabliukų ir dvigubai pasitikrinti autorizuotam servisui, ar viskas idealiai padaryta. Ir tokie sprendimai, kaip carvertical.com patikra, jums padės sutaupyti labai daug laiko. Pažiūrim kapotą. O, kaip kapotas šovė, blėt, čia jums nahu, nenaujoviškai kapotukai. Kapotuks per priekį atidaro, blėt. Ir va, 4 cilindrų, 1.8 variklis, 83 kW ar 85, nesvarbu, ten tų kilovatų jau nėra. Bet variklis iki šiol labai minkštai dirba. BMW inžinieriai taip padirbėjo, kad tas variklis, blėt, dabar jis tiktų važinėti, nahui. Mašina sveria 1150 kg, jinai yra lengviausia chuligankė. Ir, blėt, patikėkit manim, su šitą tačką ekonomiškai važinėjant į darbą, jeigu skaitant faktą, kad jinai nerudytų per mūsų druskas važinėjant, galima būtų važinėti kiekvieną dieną nahu ekonomiškai į darbą. Tiesiog pagalvokite, kad niekas per tuos 30 metų niekas nahu nepasikeitė, blėt, viskas liko taip pat. Taigi branginkime, ką turime ir prisiminkime istoriją. Šiandien istorijos pamoka. Varom, davai, nusuksim kur nors, pažrati tokias vietas, kriminalinės, 90-ych. Reikia prisiminti šitus laikus. Čia ne romantika, čia žurnalistika, tyrimoji žurnalistika. Važiuojam. Tais laikais, nebuvo dar to jibano lakšerį, bet viskas taip gražiai organiškai padaryta, laikrodukas, paprastas, pionierčikas, blėt, čia, kad čia šildymo nustatai funkcijas, viskas organiškai, vairuotojo orientuota, paprasta, blėt. Aš nežinau, kaip šveicariškas laikrodukas, toks dar esketizmas ir nenorima išsipisinėti. Šoninės durys, jos nėra visiškai lakščiai, palyginus su Mersu, tais laikais, tikrai, BMW nebuvo apie lakščią, BMW buvo apie gonkės, va. Durys tokius plonos, viskas, atrodo ant snarglių laikosi, bet laikosi jau tiek metų, nuo 88 mašina kaip nauja. O, duodam biškį paveikti. Parašykit komentarą, kas dar prisimena tos visus blaupunktas ar pionierius ir koks ant krūtesnis pionierą ar blaupunkt iš tų laikų. Ten, kur delfinai būdavo, plaukėdavo ant LED ekranėlio, blėt, visiška nostalgija. Variklis toks, aš nežinau, blėt, tas vairas toks keistas dar, jis slidus, ne tai kas slidus, ta guma nulipusi jau nuo vairo. Nėra dar BMW chuligankė idealiai valdoma, jinai nėra idealiai valdoma. Jeigu tu nori, kad jinai būtų idealiai valdoma, ten reikėjo dar nemažai pastangų įkišti. Tik vat su šitą BMW, blėt, gazuot per daug negalima, nes jinai, nėra dar ta BMW kaip dabartiniai trojkė. Takometras nedirba, šildymas nedirba, sėdynės užakėjusios, surdyjusios, blėt, tiksliau. Bet mašina vis tiek važiuoja toliau. Ką, atsirišo virvelės, blėt, vėl pradėjau gert kavą, nahui, ačiū BMW. Ta proga, nostalgija mane paėmė. Loviz. Prisimenu tokias gumas, kaip valgydavom. Iš metalinių kioskų, blėt, pirkti, nahui. Gera energetika, blėt. Ir ką čia rašo? Liubov это, Loviz. Being proud, first time parents. O, aš gal tėvų tapsiu. Pažiūrėkit, kiek ant šito bagažniko subraižymai. Lygus, idealus bagažnikas, bet jis buvo neskirtas valgymui. Jis buvo skirtas seksui miške. Čia viskas patogiai net padaryti, kad nenuslystų moteris, specialiai spoileriukas. BMW žinojo konkrečiai savo auditoriją, bet kaip čia viską subraižyti. Ir dar man sako, kad čia bobulė važinėjo į bažnyčią su šitą mašiną. Graži istorija, bet mes netikėm šitom pasakam. Gerai pavalgėm bulačkų, kad jėgų pasikrovėm. O, jau jaučiu tą BMW vairą. O, gerai, blėt. Čia kas nesikačialino tais laikais, tas, blėt, BMW nevairavo, o kaip į posakį nahu naglai nuėjo. Labą dieną. Labą dieną. Kaip dienelė? Nebloga. Nebloga, pas mus superinė. Iškeičiau Porsche Cayenną į BMW chuligankę ir pradėjau vėl kavą gerti, jaučiuosi labai laimingas ir greičiausiai atvažiuosiu pas jūs įsigyti naują automobilį. Tai noriu jums padėkoti. Ai, jūs jau nusipirkot pas mūsų automobilį? Kol kas dabar mes su BMW chuligankė važinėjom, bet gal BMW XM domintų. Tai kaip suprantu, norit, kad perduočiau jūsų kontaktą vadybininkui, kad... Ne, aš norėjau tiesiog palinkėti jums gražios dienos. BMW praskaidrino man dieną, tai tiesiog norėjau praskaidrinti dieną ir BMW kolektyvai. Ačiū jums. Ačiū jums, gražios dienos. Gražios dienelės. Ir smagaus važinėjimo. Ačiū labai. Mum, blėt, kažkas pipsėjo čia su Fordu. 20 metų atgal, bet jis paskutinį kartą čia pipsėtų, blėt. Zero bus.
ką, karočiui, užsisakėm kebabų, po sunkaus tas driver reikėjo ir užkasti. 90-ųjų nostalgija, nuostabus kilimai. Čia yra perkūniška žalia spalva, primena absentą, bet labai daug cukraus, labai skanu. Nu ką, gavom patį nuostabiausią kebabą Vilniuje, klasika jau. Skanus kebabėlis, užkasim kebabėlį ir varysim toliau, daryti ekskursiją po Vilnių su BMW chuligankė. O, į sveikatą. Kam tai Ispanijos saulė, jeigu viską turime jau vienoje vietoje? Life is kite. Skanaus kebabą. Nu ką varom, iškvietimą, pas bachūrus, blėt. Kiek dramas, kiek dramas atrodo tiesiog, blėt. Tiesiog gatvėje važiuoja vis tiek drama, blėt, su BMW, Su BMW ramiai nesigauna, blėt. Cifravičiokas dar kala, blėt. Ką paėmei? Cifravičiokas, jo, o tu, blėt, mobiliakų neturi? Čia anksčiau va, cigarečių laikiklis buvo. Cigaretės, pelenai, pirikūrkiai, viskas senoviškai. Čia realiai tam ir skirta buvo. Visi BMW-stai rūkydavo, daug nervų. Atvažiavom į Antakalnį, netoli jau ar Nemenčinės miškai, duosim biškį prasipūst mašiniukai, nes su tokia mašina reikia pravažiuoti kur nors už miestų šiek tiek, duoti jai prasikvepuot. Gera. Kartais ne viskas eina dėl skaičiukų ir dėl to, kad tu turi būti kažkur greitesnis, geresnis. Kartais tiesiog, blėt, noris pasimėgauti važiavimą. O taip. Kvepuok giliai. Bet man su šitą baimkę nesinori spausti. Su ją malonu važiuoti, tiesiog malonu. Jauti, kaip jinai kvepuoja. Variklis duoda tokį pasitikėjimą savim, kad aš galiu. Bet man nereikia kažko įrodinėti. Bet aš galėčiau, bet man nereikia. Nėra čia kažkoks turbo variklis, superinis ten. Jis tiesiog patikimas geras varikliukas. Štai legendinis saugomas Nemenčinės skruzdėlynas. Kiek šitas skruzdėlynas matęs su Beniu, jūs neįsivaizduojate. Čia tik dabar jam ramybės 10-metis atėjo. Kas nesupranta, kam buvo reikalingi skruzdėlynai, tai ant skruzdėlyno sudindavo skolininkus, nes skolininkų nieko negali blogo padaryti, nes šaibą negražins. Tai nuga subinė sudindavo skruzdėlyną. O tada pasidėdavom skruzdėlyną, skruzdėlės tam pakandžydavom subinę. Ir tada šaibas atsirasdavo labai greit. Tai va čia 90-ųjų tokia realybė buvo. Jūs dabar žiūrite į šitą trojkę ir galvojate, blėt, koks senas šūdas, koks chujovas salonas. Jums gali tai pasirodyti, bet iš tikrųjų 88 metais BMW nupiešė, kaip turėtų atrodyti normalus, ergonomiškas salonas ir kaip turėtų atrodyti normalus išdėstymas. Viskas yra organiška, viskas yra paprasta, temperatūros reguliavimas, radija, porą mygtuko, avarinė, pašildinimas, elektriniai veidrodėliai reguliuojami, kurie veikia iki šiol beje. Tai, kai jūs matote dabar, kiekvienas gamintojas yra tai nupiznės, bet tais laikais kiekvienas gamintojas pjovė konkretų grybą. Taigi galima sakyti, kad BMW yra vienas iš tų gamintojų, kuris nurodė kitiem, kaip reikia taisyklingai gaminti automobilio saloną. Čia taiškai, kurie tiesiog yra istorijos dalis, reikia gerbti kaip istorijos dalį. Nu ką, mes atvažiavome į Kalvarijų gatvę. Čia yra legendinė gatvė, daug lombardų, daug veiksmų, daug barų. Šitoje gatvėje vyksta daugiausia nužudimo Lietuvoje. Ir mes atvažiavome į Gruziną pavalgyti skanių kinkalių. Kulinarinė laida, nahui. Karšti kinkaliukai, kurva skanus, tokie geriaušiai, blėt. O, nu ką, ragaujam kinkaliką su aviena. Reikia pradžiai prakast. O, karštas koks, blėt. Ir tada išgar sultinė. O, blėt, kaip zaibys ant šalčio, blėt, kinkalį įbašant. Nu ką, gavus tokie magiškai išvykai ir po Nemenčinės miškus prasilėkėm smagiai ir pavalgėm keliose vietose. Afigenai. Gera diena. Norim vieną pasakyti. Visi bičiai, kurie važinėjo anksčiau su chuligankėmis, dabar, kaip savo praeities šešėlio kratosi šitos praeities, bando maskuoti
perka prabangius lenktyninius visureigius arba tiesiog prabangius visureigius arba limuzinus. Ir aš ką pastebėjau tokį trendą, kad va dabar jaunimas tai gręžiasi vėl 90-uosius. Tas stilius, apsirengimo, tos mašinos. Noriu vieną pasakyti, neromantizuokit 90-ųjų, tai labai sunkus laikai buvo. Ne visi žmonės, išgyveno, ta prasme. Bet iš kitos pusės tie čiūvai, kurie išgyveno, kurie pasiekia savo, jie tikrai giliai širdyje jaučia tą gilią nostalgiją tiem laikam. Dabar viskas taip sterilu, prabangu. Anksčiau viskas buvo kitaip. Šitą BMW simbolizuoja, kad iš tokio primityvaus automobilio BMW sugebėjo per 30 metų sukurti markę, kuri duoda iššikną, keturduriai sedanai duoda iššikną visiems greičiausiam pasaulio lenktyniniam automobiliu. Tai BMW reiškia padarė neblogą progresą. Ir turime mes ko pasimokyti iš BMW, darykite progresą ir jūs gyvenime. Nesigręžkite į praeitį, neužsiciklinkite ant ateities, blėt, kai bus, tai bus, pohui. Gyvenkite dabar, stenkitės būti geriausia savo versija. Valgykit hinkalius, kad stovėtų, kad būtų pinigų, kad viskas būtų čiki-breikė. Spauskit like būtinai, dalinkite su savo seneliais šito vidosu. Mes žinome, kad jūs norite mažiau prabangių tačkių. Mes jums paduosim mažiau prabangių tačkių, nahui. Vsio, davai, užsikurkit kavytės, arbatėlės ir iki kito susitikimo. Namaste, kintai.